Visiems geros dienos. Šiandien įsikepsim sprandinę, susipjaustę piršteliais, su daržovėm, tokioj šitai keptuvėj specialioj planšo vadinamai, šampinionais. Nuo to jau pradedam gaminti mūsų pietus. Čia įpilam biškį truputį alyvuogių aliejaus ir dedam kepti mūsų daržovės. Kažkaip taip. Užbarstom druskos truputį. Ir dar truputį aliejaus. Įkepam. Jau čia galim versti. Įsikepsim visas daržovės. Tai va, pirmą partiją turim iškepę. Apkepė labai neblogai. Baklažaną sakau dar pakepiu truputį. Dedam dar cukinijos. Aišku, pasodam. Ir truputį alyvuogių aliejaus. Apvertėm cukiniją, sudedam mūsų šampinionus. Taigi padruskinam ir aišku alyvuogių aliejaus. Tai va, dabar kepam mūsų sprandinę. Vėl truputį aliejaus. Ir turim susipjaustę piršteliais. Man greičiau iškeps. Taip pat užbarstom druskos. Ir čia jau barstysim pipiriukus. Šitai maltų. Vidui pipirių. Ir dar užpilsim aliejaus. Mūsų sprandinė jau iškepė. Ir einam serviruoti. Turim fantastiškus pietus. Daržovės, sprandinė su šampinionais. Čia dar užpilam labai tinka vyno sirupo. Ir aišku žalumynų. Ir ką, visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.